daugiau nesiplėtėm toliau į trečią eilę. Nu, matot visi. Tai vat sueiti, kad jūs vieni kitus geriau pažintumėt pirmiausia, kad jūs esat giminės, kad jūs esat tokie, kad jūs žinotumėte, nu ne visad jūs susitiksite, nėra aplinkybių jums taip, žinot, pagal giminystės lytį bendrauti. Daugiausia bendraujame žmonės šeimomis, darbo santykiai, kurie jungia. O ta giminė, tas skaus ryšiai, žinot, va tokie va, kaip šiandien suėjimai tik būna. Būtų gerai, kad ir ateityje jūs neužmirštumėte tą daryti. Jūsų vaikai, jie tą mūsų giminės medę auginti. Va, jie. Ir jūsų, kurių nėra. Taigi, vat ir mano toks buvo tikslas šio suėjimo. Atgaivinti šitą tokį pradą. Pradą vystyti mūsų giminystės aukštyn ir toliau. Nepamiršti. Nepaskęsti pasaulio vandenyne, kaip dabar labai lengva. Labai lengva išsiskirti su tautoms giminėms. Todėl ir man labai laimingas esu, kad taip yra įvyko. Kai mes susijom ir pabuvom, šiandien paukojom tą, man atrodo visiems suteikiama kažkaip džiaugsmai pasitenkinimą. Perduokit visiems saviems, aiškinkim, propaguokim šitą mūsų darbą. Aš taip norėčiau. O daugiau aš irgi, žinot, jeigu to nebūtų gyvenimo, jeigu aš nebūčiau siekęs, atidėjęs visą savo aukojęs gyvenimą, giminės istorijai. Ir ne tik giminės istorijai, valstybės istorijai, aš pasakyčiau. Aš tarnauju, knygą pavadinau, darbas Lietuvai, gyventojai dirbta Lietuvai. Juk mano visos darbas, jeigu jūs pamatytumėt, tai dėl savo asmeninės kišenės, bet dėl Lietuvos. Viską jūs pamatytumėt, jeigu tą darbinę pusę mano pažvelgtumėte, jūs atrastumėte tikriausiai atsakymą ir aš būčiau neklydęs. Ir tai aš pasakysiu, aš tik tai dariau išvadą. Sako, tai kodėl tu tiek ilgai išgyvenai? 90 metų. Daugiau manau, aš nebesustinku mieste, niekur pažįstamų bendradarbių. Išeinu nuo Gedimino prospektą. Eini, žiūri. Nė vieno pažįstamų, nė vieno nebėra. Kitų darbuotojų, kuriuos jūsų lygio su manim dirbę kažkur, tai žinot, mokesčių inspekcijų visur kitur, bet tai buvo jau prieš 30 metų. Tai yra jau praeitis. Ir tu nė vieną neberandu. Kodėl tiek yra? Dėl to, kad aš nuolat dirbu ir dirbsiu. Jeigu aš nedirbčiau, aš iš karto, kaip sakau, vien tik atsisėčiau, kaip pensijų įsižiūrėčiau pro langą, tai aš būčiau senai buvęs nebe čia. Tai vat aš sakau, ko tu nieko, maitinkis to, ką tu nori, mano principas, ko širdis grįžė. Bet taip atsiprašau. O daugiau nieko. O taip viską valgyk, ką tik nori. Tai tada linkiu aš jums ateityje gyventi sveikiems su tikslu gyvenime. Jeigu neturėsi tikslo, žinokit, jūs pragyvenote savo baigėt gyvenimą. Toks mano kredo yra. Kredo dėl to ateities. Turėti nors smulkiaus, nors mažiausią tikslo, nors ten susitvarkyti butą. Nors ką ten įsivalyti, ten ką. Bet vis tiek jau tikslas yra gyventi. Tai linkiu jums geros sėkmės. Ir žiūrėkim, pabaigsiu.
Gražų gyvenimą.